Ar kas gali būti gražiau už miegantį Asyžių? Taigi šį savaitgalį teko apsistoti Porcinkulės bazilikos papėdėje ir šį savaitgalį čia piligrimauju. Tai išties vakar, kai teko nemažą laiką melstis prie Švento Pranciškaus kapo, tai meldžiausi už save, už bendruomenę ir už brangius žmonės. Ir kažkaip, turbūt Šventam Pranciškui užtariant, nuskambėjo širdyje melsk atsivertimo ir nuolankumo. Ir išties labai dažnai tenka girdėti nuolankumas, reikia nuolankumo, bet toliau ten būnant ir meldžiantis, matyt, Šventam Pranciškui užtariant tikrai, be atsivertimo ir nėra nuolankumo, tikro nuolankumo. Tai, nes kas tai yra nuolankumas? Tai yra tiesa Dievo akivaizdoje. Tiesa apie save, apie pasaulį, apie artimą, ypač apie artimą. Ir tam reikia atsivertimo. O kas yra atsivertimas? Ir dabar, kada mes artėjame ir minėsime Didžiąją savaitę, švęsime Didžiąją savaitės įvykius, atsivertimas tai yra nuoširdžios atgailos malonės pasekmė. Tai melskime sau šitos malonės. Ir kad Viešpats mums duotų nuoširdžios atgailos malonę, kad atsiverstume ir būtume nuolankus. Štai čia yra Šventos Porcinkulės bazilika, o ten bažnytėlė, kurią Pranciškus atstatė pats savo rankomis. Bet čia kitam kartai. Štai įkvėpimas dienai, tikiuosi jisai jums padės Didžiąją savaitę. Palaimos visiems.